yra įsitikinimai. Priklausomai nuo įsitikinimų priklauso, kiek mes darysime veiksmas. Priklausomai nuo to, kiek darysime veiksmo, priklauso mūsų rezultatai. O rezultatai vėl įtakoja mūsų įsitikinimus. Jeigu jūs turite gerus įsitikinimus, kad aš galiu padaryti, aš turiu energijos, aš pats save palaikysiu ten, aš rasiu tą idėją, kurios man trūksta ir taip toliau, tai jūs darysite daugiau veiksmo. Jeigu darysite daugiau veiksmo, jūs gausite daugiau rezultatų. Jeigu gausite gerą rezultatą, tai stiprins ar silpnins jūsų įsitikinimus? Stiprins. Taip, turėdami stipresnius įsitikinimus, jūs vėl darysite daugiau veiksmo. Dabar, jeigu įsitikinimai yra prasti ir jūsų šitą programinį įrangą, čia mes kalbam apie jau intelektą. Jeigu menininkas turi įsitikinimą, jog iš meno nepragyvensi, jisai dailininkas, jisai savo palėpiai tapo ten genialius paveikslus, bet jisai sako, iš meno nepragyvensi. Tai ar jisai, ar tai lemia veiksmus kažkokius, tai yra lemia. Ar jisai eis, pavyzdžiui, darys parodas, bandys parduoti tuos savo paveikslus, bendraustant su kažkokiais tai, žmonėmis, kurie yra pajėgus nupirkti tos jo paveikslus ir taip toliau. Ar jis imsis tokio veiksmo? Ne, jis tai ramiai sėdės savo palėpiai ir savo tapys tuos savo paveikslus, argi ne taip. Nes jisai sako, iš meno nepragyvensi. Tai jisai nesiema jokių darbų, kas būtų susijęs su savireklama, pardavimais ir taip toliau. Kadangi jis nesiema tų veiksmų, ar jis tai gauna rezultatą? Jo rezultato negauna. Ir kas tada gaunasi? Kadangi rezultato negauna, jo įsitikinimai jam atrodo visiškai teisingai. Tikrai rezultatų jokio negauna. Čia tikra tiesa, kad iš meno nepragyvensi. Jam tai tampa vis stipresnė ir stipresnė tiesa. Tas ratas gali suktis jum ir nenaudinga linkme. O įsitikinimus pakeisti yra, lengviausias ir paprasčiausias dalykas, reikia tiesiog juos išsirankioti, kur aš pats savęs stabdau. Nes kartais aš pats nepastebėdavau, kiek ir daug ribojančių įsitikinimų. Tai tiesiog padėdavo kolegos, ten sakydavo, davai darom tą renginį, aš sakydavau, ne, čia ten renginį nesusijų žmonių, arba čia dar kažkas nebus, ola, stop. Dar nieko nepradėjom daryti, jau sakai, kad tenai nesigaus. Arba kad tas kažkoks tai projektas neturi potencialą. Ne? Tai jūsų įsitikinimai tiesiog ne tai, kad jie visą laiką turi atsakyti klausimą, kas man iš to? Pamenat, aš jau buvau užrašęs. Turiu įsitikinimus, ar jie veda mane link veiksmo, ar neveda. Viskas, jeigu jūsų įsitikinimai neveda link veiksmo, tai peržiūrėkite juos ir nepabijokite jų ištrinti arba pagyventi dėl jų. Nes galvoju, viskas taip turi būti sklandžiai susidėlioja, kad būtų labai lengva padaryti veiksmą ir sprendimą. Kaip veikia visa sistema? Jūs galite kažką daryti, kažką galite nedaryti. Čia esate jūs. Ne? Ateina užduotis kažkokia tai. Patenka jūsų programinį įrangą. Jeigu programinį įrangą yra virusas, gerai, atėjo darbas, taip, bet, mano manimu, šitas darbas jokios naudos neduos. Jūs to darbo ir nedarote. Pasiunčiate neigiamą atsakymą. Jeigu ateina užduotis arba kažkoks tai darbas ir, kaip pasakyti, jūs sveikai jį žiūrite, pagalvojate, o kodėlgi ne, gal reikia pabandyti ir taip toliau. Tai jūs tą darbą ir padarysite. Mes nuolat gaunam užklausas, ne į savo sistemą, šitą. Ir kai ką atmetam, kai ką priimam ir taip toliau. Ir tai, ką mes atmetam, dažniausiai atmetam kažkokiam tai iliuzijom besiremdami, ne objektyviais faktais, bet įpročiais, tatuotojai ir taip toliau.